Tai gerai, tai dabar tada pasikalbam būtent apie tuos testus. Kokie jie yra ir kuo jie unikalūs. Tai mes šiaip turim nemažai tų testų, bet aš šiandieną pakalbėsiu apie du. Vienas asmenybės testas, Excentric Disk, mūsų komandos dabar mylimukas, nes mes jau 1,5 metų dirbam su juo, matom puikius rezultatus ir labai gerus atsiliepimus iš kandidatų ir iš darbdavių, kurie testuoja ir savo komandas, ir apie interesų klausimyną. Tai žodžiu, jeigu pradėtume nuo to mūsų, kaip sakyti, dabar favorito, ar ne, kuo jis, tarkim, imkim, kodėl aš, ar ne, patikėjau jo asmeniškai. Tai pirmiausia, kad labai sunku suprojektuoti atsakymus, labai greitas, tik 12 minučių, labai paprastas ir būna kandidatams toks wow momentas. Iš tiek klausimų ir jaučiuosi kaip pasburėja. Labai tikslus, labai moksliškai patvirtintas, 112 šalių jį naudoja, 98 kalbomis išversta, apie 1,5 milijono respondentų ir labai daug variacijų. Labai sistema tokia padaryta, kad labai daug kombinacijų pagal būtent tavo atsakymus, nuo tos ataskaitos susiprojektuoja ir mes vienu mygtuku paspaudimu, žodžiu, žmogus atliko 12 minučių testą, ant 13 minutės mes jau turim rezultatą. Ir mes jau šiaip jau galime pokalbio metu su juo kalbėtis. Apie jo atsakymus ir tai, ką aš matau ir kuris kandidatuoja. Dėl ko dar, ar ne, jis man patiko? Todėl, kad jis matuoja prigimtinius žmogaus polinkius, kokia jis veiklai yra iš prigimties labiau linkęs, kuris sužibės, pasieks geriausių rezultatų ir kur, tarkim, sukandus dantis reikės daryti. Na ir ten labai įdomiai tas testas matuoja tas visas darbinės, ar ne, mūsų elgsenos kompetencijas, labai jų ten daug yra, nuo -5 ir +5 tokioje skalėje ir ten, tarkim, kur, na, pavyzdžiui, raudonuoja, aš galiu kuo puikiausiai atlikti, ar ne, tą darbą. Nu, kaip pavyzdys. Sėdėti prie Excelinės lentelės. Bet galiu. Kiek ilgai? Taip. Va, kur klausimas. Kiek ilgai, kiek dažnai ir kiek intensyviai man reikės. Šitas testas nematuoja, kiek tu gerai atliksi, ne apie kokybę, bet parodo, kad ten, kur raudonuoja, nu, žiūrėk tokios darbo pozicijos, kad tokios veiklos būtų, nu, proporciškai mažiau. O ten, kur rezultatai žaliuoja, ten +5 ar ne +4, nu, lai sudaro to turinio daugiau tavo darbe. Tai mažiau reikės resursų, nereikės tiek dažnai atostogas važiuoti, nereikės perdegti, nereikės, nežinau, kaip išprotėjusiam tada mesti darbą, ieškotis kažko kito arba, nu, va, taip purtytis ar neatsikėlus iš lovos. Tai, žodžiu, padeda pasižiūrėti, kur tu, ar ne, kas tau sparnus augina, o kas tau jos pakerpa, kokie darbai ir kokios veiklos. Tai tas labai, ar ne, man patinka. Toliau labai fainai, kad jis parodo šitas testas labai konkrečiai tokiais bullet pointsais, kas tave motyvuoja, kur tavo yra demotivatoriai pagrindiniai. Nu, ten, tarkim, man pakirsk laisvę, nukirsk mano veikti, nukirsk mano galimybę kūrybiškus sprendimus priimti, o tik tai nurodymus vykdyti, ar ne, be dar direktyvius. Viskas. Akis nuvys. Ir kažin, ar aš čia tokia sėdėčiau, jeigu būtų reikėjo man 5 metus kažkur tai, ar ne, dirbti tokį darbą. O kitam priešingai. Nenoris tokių, kas demotyvuotų, tarkim, nu, nenori priimti atsakingų sprendimų, tokių labai, kurie ten būtų atsakingi už visą ten kažkokį tai produktą, komandą, ar ne.
vidutinės atsakomybės nori, kad kažkas pasakytų, ką padarytų, aiškumo darbe, sudėliojimo ir žmogus ko puikiausiai jausis, o kitam tik pokyčius duok, ar ne? Tai žodžiu, irgi, leidžia tie testo rezultatai pačiam su savim pareflektuoti, pasikalbėti, kitaip tariant. Ir juos lengva skaityti ir be profesionalo. Kur yra dar didžiulis pliusas. Faktas, profesionalas visada duos daugiau įžvalgų, ar ne? Kažką pajudins, kažkokią vietą, papildomai klausimų užduos iš bendro konteksto, ar ne, žmogaus gyvenimo. Tai tikrai visada aš rekomenduoju nusipirkus testą visą laiką pasimti ir konsultaciją. Kas yra profesionalas, kas dirba su ta sistema, visada tikrai daugiau naudos atneš, negu kad tu vienas skaitai. Tai jeigu apie Exendis, ar ne? Interesų žemėlapis, vėlgi, tai yra sudėdamoji dalis, ar ne, pažįstant save. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad yra žmonės testomanai, kurie, mes taip juos vadinam, kurie reikia, nereikia, jie atlieka tos testus, domisi, gilinasi labai į save ir nėra tame augimo kelyje, kartais sakyčiau net ir per daug, bet kaip čia sakyti, jau kiekvieno pasirinkimas. O yra tie, kurie ar neatsidūrė gyvenimo kryžkeliai. Atleido tave iš darbo. Ką daryti? Kur sukti? Ir jeigu, pavyzdžiui, dar kažkaip nelabai gražus atsisveikinimas, kaip savivertė krenta žmogaus, nebežino, ką daryti, kurią pusę sukti. Žodžiu, kryžkelė. Kitas variantas. Šiaip nebepatinka, ar ne, darbas. Ką tada daryti? Tu žinai, kad čia, ten, kur esi, tau jau nebegerai, o kur būti, irgi nežinai. Tai vėlgi, interesų, ar ne, klausimynas. Pas mus jis galingas yra, 48 interesų sritis matuoja. Parodo kryptį, tokį, duoda impulsą pamąstymui. Nes vėlgi, tu pats atsakinėji, ne kažkas kitas. Ir tu viską matai, kaip sako, juodom balto. Nebėra tų tokių išsiblaškiusių minčių. Ir interpretacijų, nebėra, nes tu matai, kur tas tavo kryptingumas. Taip. Aišku, tada galim kalbėti su kandidatu. Pavyzdžiui, jeigu ten matosi, ar ne, sritis, tarkim, kokia politologija, ekonomika, vadyba, ar ne, kur dėmesys krypsta. Ir kalbamės, ar čia yra hobis, ką tu darai, kaip tu tuos interesus įveiklini savo gyvenime. Nes vėlgi gali būti, kad žmogus norėtų dar tuo domėtis, ar ne, bet realiai, dar to nevyksta gyvenime. Tai vėlgi žiūrim, kiek realiai, ar ne, iš tikrųjų tu fokusuoji dėmesį tam tikras sritis, ar tai yra tavo hobis, ar tai galėtų būti, ar ne, darbinė sfera. Nes kiti sako, ne, aš čia noriu pasilikti hobį, o kiti sako, o gal reikėtų apjungti visą tai ir padaryti savo mėgstamą veiklą. Kaip, pavyzdžiui, tai labai svarbu noriu starti, nes man taip iš karto toks, pavyzdys atėjo. Irgi, žmogus, kuris yra pabaigęs ekonomiką, dirbęs analitinį darbą, yra profesionalus fotografas. Ir ir aš ją sakiau, pasikviesti tą žmogų pas save irgi pasikalbėti, nes kaip atrodo nuo tiksliųjų, mokslų ir darbinės patirties į fotografiją, kas yra meno rūšis man asmeniškai. Bet ji pasidalino, sako, bet kaip man padeda. Padeda. Sako, aš viską susiskaičiuoju, kaip čia kažkas. Struktūra, mąstymas. Viskas. Fotografija irgi. Jeigu taip žiūrėti, yra daug galima įžvelgti struktūros. Kaip čia mes dabar su tavim sėdime, kaip čia mūsų pakomponuoti, kaip čia ta gėlytė ar gerai išlindusi, ar šviesos jo pagauti. Tai vienareikšmiškai tos asmeninės savybės ir įgūdžiai labai padeda. Tai jeigu grįžti prie
tos, ar ne, temos, hobis, darbas ten ir taip toliau, kaip, pavyzdžiui, mūsų, ar nežinoma, Beata. Aš tikiu, kad jeigu neatliktų testą, būtų žurnalistika, kulinarija, ar ne, ir kaip mes gražiai sujungiam. Žurnalistinė, kulinarija. Volia. Tai, žodžiu, šitas testas irgi, mums taip iš tos dėžutės, ne, iš to tunelinio mąstymo trupučiuką išveda. Ir leidžia pamatyti daugiau galimybių. Ne tik tai, taip apsiriboti. Nu, pavyzdžiui, viena mergaitė, irgi mergina atėjo atlikti testą, jinai pabaigusi buvo administravimo studijas ir, šiaip matematika, labai protiniai gebėjimai stiprus, matematika labai gerai mokykloje sekėsi o interesų klausimynas ir parodė, kad labai kažkas tai su ekonomika, su tais tiksliaisiais ar ne mokslais. Ir sakau, gal tu pradėk nuo administratorės, apskaitos įmonėje darbuotis. Arba apskaitos ar ne, galima kursus pasiimti, bedirbant apskaitos įmonėje. Tai žodžiu, vėlgi atsiranda kombinacijų, žinant žmogaus gyvenimo patirtį, asmeninės savybės, interesų lauką, gebėjimus. Tai toks, visa puokštė, iš kurios mes galime, informacijos atskiros, kaip sakant, informacija kaip atskiros gėlytės, bet iš jų mes galime padaryti tam tikrą puokštę. Gerai, ačiū tau.